Ir toliau mes turbūt puikiai pažįstam šitą žmogų, tai yra Bertas Hellingeris. Kodėl šitą žmogų iškėliau į šitą skaidrę, tai buvo tokių klausimų, kad apie tai reikėtų pakalbėti. Ir aš galvodamas apie savo metodiką, kaip aš tą darau, gal tik tai vakar supratau, kad aš labai panašiai darau kaip Hellingeris, bet aš nenaudoju nieko. Ten yra tik tai virgulės ir popieriaus lapas. Ir galima pakankamai neblogai išnarplioti tas konsteliacinės tas informacijas, kurios plaukia iš jau sisteminės psichoanalizės Berto Hellingerio. Tai yra vienas iš būdų tai spręsti, yra ir daugiau mokslinių, tokių ezoterinių būdų. Kiekvienas psichologas remiasi kažkokia tai mokykla, kurią jisai labiausiai vertina, kuri yra labiausiai jam primtina ir kurią jis mano, kad gali taikyti, nes jinai veikia. O ezoteriniai būdai, jie universalūs. Universalūs ta prasme, kad jie nereikalauja kažkokių tai gilių akademinių studijų, tiesiog remiesi nuojautą, o kai tu remiesi nuojautą, tai tu ir dažniausiai pataikai. Tai va. Ir Hellingeris irgi remiasi tą tokią lauko teoriją, kaip mes čia ir paskaitos pradžioje įvardinom, kad remiantis lauko teoriją. Ir kas yra Hellingeris, turbūt tie, kurie domisi tokiais dalykais, žino, o kas ne, tai priminsiu, kad tai buvo vokiečių filosofas, jisai buvo kunigas, dvasininkas, tiesiog susidomėjęs santykių teorijomis ir jisai giliai tikintis žmogus buvo, jisai mąstė, kodėl žmonės susituokia, išsiskiria, kas lemia visą tai. Ir toliau jisai tyrinėdamas santykius arba žmonių problemą santykius, jisai sukūrė tokį dalyką kaip šeimos konsteliacija. Ir man pačiam teko dalyvauti keliose tokiuose konsteliacijose, kai buvo salėje žmonių, mes buvom kaip žiūrovai. Ir vieni iš mokymų dalyvių buvo tie, kurie, taip sakant, savo problemas dėstė, o kiti buvo kaip statistai, kurie salėje remiantis tuo pasakojami įsijaudavo į vaidmenis tų žmonių, apie kuriuos buvo pasakojama. Ir dažniausiai, kai įsijaučia į to žmogaus rolę, apie kurį yra pasakojama, tai ir gali papasakoti, ką tas žmogus jaučia. Kodėl, pavyzdžiui, ten senelis jaučiasi vienišas, kodėl močiutė per daug vaikšto į bažnyčią, kodėl anūkas ten daugiau į kompiuterius įlindęs. Ir pasako žmonės, kurie prieš tai buvo statistai nepažįstami salėje, sėdėjo kaip paprasti žiūrovai, jie išeina į sceną, jie išeina priešais žmonės, jie įsijaučia tų asmenų vaidmenis, apie kuriuos pasakoja tas, kuris nori pagalbos. Ir jie tiksliai su smulkiom detalėm papasakoja, ką jaučia. Ta visa pasąmoninė informacija, kuri glūdi. Toliau. Ir yra tokie 4 Hellingerio dėsniai. Jie tam tikrą prasme atspindi ir tos hermetizmo principus, ir galbūt tai dar savaip truputėlį jie įvelkami. Bet jie yra 4, tai pirmas tvarkos įstatymas arba tvarkos dėsnis. Kiekviena sistema turi turėti savo tvarką arba savo tą dharmą. Ši tvarka turi būti dinamiška, ji neturi būti įstrigusi kažkur tai arba vienoda visakam, tai yra kintanti tvarka ir dinamiška priklausomai nuo individo ir jo indėlio į sistemą, tos šeimos nario indėlio į sistemą. Visuma galima suvokti kaip chaosą. Ta visa visuma, kurioje jisai gyvena, galima suvokti kaip chaosą. Ir Hellingeris teigia, kad meilės energija sistemoje teka iš protėvių
į palikuonis, iš vyresniųjų sistemos narių į jaunesniuosius. Aš to sutikti, iš dalies sutinku, iš dalies ne, nes dabar laikai truputėlį pasikeitė, nes mes negyvenam po vienu stogu su savo protėviais, seneliais, dažniausiai netgi vienos tos pačios šeimos nariai gyvena skirtingose valstybėse, vaikai ten Anglijoje, ten anūkai dar kažkur tai, ir jie nesueina į vieną, tik tai per šventes, į vieną vietą. Tai to tokio iš praeities į ateitį energijos tekėjimo, šiais laikais mažiausiai jaučiasi, gal todėl ir vyksta tas dinamiškas skyrybų skaičių didėjimas ir panašiai. Toliau, priklausimo dėsnis, išsiskyrimo priešingybė. Kiekvienas sistemos elementas arba narys bendruomenės turi teisę jai priklausyti. Atstumtieji žmogaus jausmai, reiškiniai ir taip toliau. Žmogus ne tik tai žmonės atstumia, bet ir jausmus. Kaip taisyklė, reikalauja pripažinimo ir įtraukimo į sistemą. Pavyzdžiui, jeigu konsteliacijos metu žmogus jaučia, pasakoja statistas, kuris įsijaučia į rolę, kad jaučiasi atstumtas, tai dažniausiai tas jausmas atstumto reikalauja arba prašo įtraukti į sistemą ar suteikti jam vaidmenį toj sistemai. Tai ir atspindi, pasak Hellingerio, vienybę ir įvairovę sistemai, kuri bet kurioje šeimoje turi klestėti. Čia jis akcentuoja tai, kad vienodo kurpaliaus nereikia dėti, matuojant santykius tarp atskirų šeimos narių. Kiekvienas turi būti pripažintas, net ir tas, kuris turi ten kokią nors kitokią orientaciją arba kitokius pomėgius, arba ten per daug pabėgęs arba per daug atsilikęs. Visi tiek pabėgę, tiek atsilikę, jie yra atstumti. Ir juos reikia siekti įtraukti į bendrą kolektyvą arba į bendrą sistemą. Toliau. Dar du dėsniai yra 4. Ir toliau tvarkos įstatymas. Aš turbūt sumaišiau skaidrės, nes turėjo būti dar pakartoju tą pačią skaidrę, bet gal aš kitą kartą įkelsiu ir pakartosiu, nes mes tą temą dar dėstysim ir kitoj paskaitoj. Tiesiog įkeldamas skaidrės aš vieną praleidau. Gerai, einam dabar prie praktikų, gal ir geriau, nes mes anksčiau pabaigsim. To, ko nepadarėm šiandien, padarysim kitą kartą. Tai šeimos poros santykių diagnostika naudojant bilokaciją bei indikatorius virgulės. Ir tikslas, koks yra šito viso veiksmo tikslas? Tikslas yra nustatyti šeimos narių vektorius. Aš tai vadinu vektoriais. Ne atstumtaisiais, bet vektoriais. Pagal Hellingerį tai yra atstumtieji, nes tie, kurie protestuoja arba žiūri kitą pusę, yra atstumtieji. Pas mane yra, truputėlį aš kitaip priėjau prie šitos sistemos ir aš tai matuoju vektoriais. Gal todėl, kad tai yra toksai bendras dalykas arba bendra sąvoka būties vektorius, buvimo arba būties vektorius. Tai yra tikslas būtų nustatyti šeimos narių vektorius, būties vektorius, bei padėti suvokti esamą padėtį šeimoje bei galimas perspektyvas. Ir yra pagal mano sistemą 3 tokie testai, 3 matavimo lygmenys, testavimo lygmenys. Pirmas yra čia ir dabar. Mes čia dabar nuimam informaciją apie būseną, emocinę, dvasinę, psichologinę, fizinę. Trumpuoju periodu, tai yra metai galbūt, pusę metų gali būti, keli mėnesiai. Ir ilguoju periodu, tai yra ten 5, 6 ir daugiau metų į priekį. Periodų trukmė pasirenkama individualiai atsižvelgiant į etapus. Etapai, mes jau apie juos kalbėjom. Kiekviename etape yra skirtingos užduotis, skirtingi procesai vyksta žmonių psichikoje, kolektyvuose, šeimose ir taip toliau. Žmonės keičiasi, santykiai keičiasi, todėl į tyrimą žiūrime irgi per tam tikrą prizmę,
Tai yra per reliatyvumo prizmę, nes jeigu čia ir dabar mes kažką fiksuojam, tai tą fiksuoti reikia labai atsargiai, kadangi po dienos kitos gali viskas pasikeisti ir reikės iš naujo daryti vėl naują tyrimą. Gal ir gerai, gal ir reikia tą naują tyrimą padaryti, bet stenkimės nevertinti, tiesiog priimti informaciją kaip yra. Kai mes nevertinam ir stengiamės priimti ir informacija yra kaip yra, mes gauname ne tik tai virgulių rodmenis kažkokius išreikštus tam tikrais skaičiais arba jų simboliais, bet ir papildoma informacija, kuri ateina iš srautų arba iš tų lauko struktūrų, kurias mes vadinam kolektyviniu protu arba informaciniu lauku, akašomis ir panašiai. Na va, ir dabar truputėlį apie pačią technologiją, ką reikia ten padaryti ir kaip padaryti. Aš suprantu, kad po šitos paskaitos bus daug klausimų ir reikės dar kelių paskaitų, kad atsakyti klausimus ir užtvirtinti. Bet pabandysiu taip žingsnis po žingsnio, neskubant, kiek tai įmanoma, kiek aš moku paprastai išdėstyti. Galbūt atsiras tas matymas ir jūsų galvose, bet jeigu bus klausimų, mes aišku diskutuosim. Šeimos poros santykių diagnostika naudojant biolokaciją bei indikatorius virgulės. Tam reikia vieno šeimos nario, pavyzdžiui, konsultacijai ateina žmogus. Jisai paprasčiausiai ateina iš šeimos arba šeimos narys. Jeigu ten vyras, moteris nevedusi, tai mes to klausimo nekeliam, bet jeigu yra šeima ir ten yra šeimoje problemos, jos dažniausiai atsispindi ir sveikatoje. Ir jeigu ten yra širdies kraujagyslių sistemoje tam tikrų bėdų, jeigu yra virškinimas, jeigu yra antroji čakroje, tai tada mes žiūrim, kas yra šeimoje. Paprastai vidurinėse čakrose yra tie atsakymai arba tos indikacijos, pagal kurias mes galim spręsti, jog įtampos tvyro šeimoje. Kodėl tos įtampos tvyro šeimoje? Vėlgi gali būti priežasčių aibė. Tai gali būti neįsakytos pretenzijos, neišreikšti nepasiteisinę lūkesčiai, nusivylimas, kaip į sieną, kartojasi scenarijai, pat savim nepasitikiu, kitų nepasitikiu, tai toliau milijonas priežasčių. Tai ateina žmogus ir jisai pasakoja savo istoriją. Jeigu jisai nori indikacijos arba tyrimo, kaip atrodo jo pora. Kaip pagrindas imama ideali šeiminė, kaip pagrindas, kaip etalonas. Kiekvienam tokiam tyrimė reikia turėti tam tikrą etaloninį vaizdą. Mes jo aišku neturim, dažniausiai neturim. Tai mes pasitikėm kūrėjų ir gamta, kad ta etaloninė tvarka tarp vyro ir moters, jinai kažkur egzistuoja ir jinai kažkur yra paslėpta, padėta ir jinai kaip tas liniuotės nekintamas dydis yra toks, o ne kitoks. Aišku, vieno modelio visiems taikyti negalima, bet tebūnė jisai kaip atspirties taškas. Tai yra kažkokia tai gamtos kūrėjo sukurta etaloninė forma, kad taip turi būti ir mes nuo to atsispiriam. Ir kaip pagrindas įmama, kaip sakiau, šeiminė harmonija, tiek fizinėme, tiek eterinėme, tiek astralinėme, tiek mentalinėme plane. Arba inkorporė visose iškart. Nukrypimas nuo idealios harmonijos matuojamas kampų laipsniais su virgulėm. O tuoj parodysiu. Tuoj netrukus už kelių minučių parodysiu. Pradedant nuo indikatorių horizontalios būsenos. Tai yra kampas nuo indikatorių horizontalios būsenos. Arba, vėlgi čia reikia rodyti ir aš tuoj netrukus parodysiu. Tai va, reikalingas popieriaus lapas bei jame surašyti šeimos narių arba pradžiai bent jau vieno vardas, kurį mes norim kaip šeimą įvertinti. Arba jeigu yra daugiau narių, galima iš viršaus į apačią eilutėmis 1, 2, 3, 4 surašyti šeimos narius pagal svarbą.
iš karto nereikia žmogui sufleruot. Jeigu žmogus mato, kad jam vaikai svarbiau negu vyras, tai tegu tą visą eiliškumą, tą visą hierarchiją surašo, kaip nusinori. Bet nieko aiškinti nereikia, kas yra svarbiau. Ir vien pagal tą hierarchiją tada daug ką galima spręsti, daug duoda indikacijų apie vien tos hierarchijos surašymas. Bet mes iš pradžių kalbam apie vieną asmenį. Tai yra tas, kuris atėjo, ir antrą jo sutuoktinį arba sutuoktinę. Tai vat užsirašom vieną pradžioj vardą, vieną vardą. Jeigu norim sąrašų, tai reikia galima į lentelę pasidaryti ir panašiai. Na, tai dar aš turbūt vieną turiu skaidrę apie tai, tuoj pasižiūrėsiu. Su virgulėm. Gerai, dabar pabandom parodyti, kaip man tai pavyks. Dabar į kairę, mano kairė ranka čia. Imam vieną virgulį, į dešinę kitą. Kairė yra moteris šeimoje, dešinė vyras šeimoje. Galim paimti popieriaus lapą, jį tiesiog statmenai pasidėti. Kairėje pusėje parašo moters vardą, dešinėje vyro vardą. Ir ideali tvarka pagal kūrėją gamtą yra tada, kada paisomi visi harmonijos dėsniai. Jie savaime yra paisomi arba savaime jų laikomasi. Tai tada abu virgulių galai vienas į kitą žiūrės. Čia yra viskas tvarkoj. Čia nereikia nieko daryti. Tai yra ateina moteris, jinai skundžiasi, kad vyras kažką ten blogai daro, arba jisai kažkur tai kažką tai kažkaip tai. Ir mes pasižiūrim šeimos statusą ir mums rodo, kad moteris žiūri į šeimą pakankamai neblogai, ten procentų nesimato. Nukrypimas kažkur tai gal 5-6 laipsniai. Ne visiškai šeimoje, bet taip, normos ribose. O vyro jau virgulė, jinai nueina kažkur tai į priekį ir gaunasi kampas. Ir gaunasi maždaug 30 laipsnių kampas. Ir kuo didesnis kampas, tuo didesnis, tai yra mes galim tos vektorius sužymėti. Tarkim, imame popieriaus lapą, tuo aš jį pasimsiu, aš kažkaip nepasirašiau tą popierių, bet pabandysiu paimti. Taip. Ir iš pradžių mes susirašome vardus. Ten Marytė, Jonas. Taip, ir tada Marytė rodom, kad rodo lygiagrečiai virgulė, o Jonas rodo 30 laipsnių kampą. Tai Jono būties vektorius maždaug aišku, čia mes galim netgi tiesės va taip pasižymėti. Čia gali būti 0 iki 5 laipsnių, nesvarbu. Tai aš dabar nupiešiau. Ir kaip čia gaunasi, pritrauk prie tos kameros, matysis, nesimatys, nežinau. Bet pabandykim. Nu va. Be Jono matom, kad 30 laipsnių kampas yra. Tai vadinasi, Jonas ne visiškai patenkinta situacija, jisai tiesiog ne šeimoje, šiek tiek ne šeimoje. Kaip ir viskas gerai, bet kažkas jį netenkina. Tada galim pamastyti, tiesiog tada, kai mes Jono tą 30 laipsnių pasirašom, vyksta kažkas tokio įdomaus. Tada pradeda plaukti informacija, lyg tai mes esame Jono kailyje. Ir mes kalbam tai, kas jo pasąmonė yra. Su visom tom nuoskambom, neišsakytom mintim ir taip toliau. Užtenka to, kad indikuojam, dar kartą parodau šitą, gal ant didesnio vaizdo paimsiu, va. Taip, Jonas, kairė bus čia, mano kairė, čia dešinė, čia Jonas, čia yra Marytė, čia Jonas. Ir dabar pagal tą mūsų indikaciją gaunasi taip, kad
kaip čia parodyti, gal matysis. Leidžiu nusistovėti, čia dar visokie aparatai trukdo, bet, dabar pagal tą indikaciją, kur aš turiu, Marytė yra lygiai stovi, Jonas turi 30 laipsnių kampą. Aš dar judinu, kad matytųsi. Dar pakelsiu aukščiau. Tas 30 laipsnių kampas jau yra informacija. Ir tu lygiai taip pat, kaip tas konsteliacijos dalyvis Berto Hellingerio sistemoje, jauti tą vektorių. Kodėl jisai tą vektorių savo pakreipęs ne į šeimą kaip kolektyvą, o iš šeimos. Tai gali būti būdinga tie vektoriai iš šeimos pas vaikus, kurie, tarkim, suauga, jiems 18, 20, 20 keli metai ir jie svajoja apie savo šeimą, tai mes galime irgi indikuoti taip, kad jų vektoriai bus į priešingą pusę. Na, tarkim, Marytė dar galvoja, kad jo šeima yra, šeimos narys yra tas dar koks nors Vytautas, Jono sūnus, bet Vytautas jau žiūri į kitą pusę, jis jau nori išeiti. Ir tada bus kažkur tai 180 laipsnių kampu. Vadinasi, jisai žiūri jau į savo gyvenimą, jis nenori mamos šeimos, tėvų šeimos, jisai galvoja apie savo. Ir mintise jau jisai nutolsta. O tėvai dar kartais galvoja, kad jį reikia išlaikyti ir taip toliau, kad reikia kažkaip tai motyvuoti grįžti į šeimą. Vėlgi, čia toks niuansas, kokį mastelį pasirinkam. Jeigu mes pasirinkam tik tai porą Jonas ir Marytė, tai yra tvarkoj. Bet jeigu mes pasimsim dar aukštesnį mastelį, Jonas, Marytė, Vytukas, Kęstutis, kokia nors Jūratė, visa šeima, tai vėlgi galime visus sudėlioti vektoriais. Ir centre bus ta ašis, kur yra harmonija, ar ne? Ir kuris šeimos narys tiesiog bus toj harmonija, arba kuris skatins tą harmoniją, o dažniausiai būna taip, kad ir negi tas, kuris skatina harmoniją, jo vektorius būna nėra nulis, būna ten 20-30. Tai vadinasi vėlgi tokia indikacija, kad gali atrodyti, kad jisai nori palaikyti tą harmoniją tvarką šeimai, bet jisai arba nori tai padaryti per save, per savo prizmę, arba primesdamas tą savo valią arba vibracinį parašą kitam, tai yra norėdamas išlaikyti ir taip toliau. Ir jeigu bus vibracinis parašas arba primestas arba porčia, tai nerodys visiško nulinio kampo. Rodys visą laiką daugiau. Čia svarbu ne tiek kaip kokį kampą, kokiu kampu pasisukia pati virgulė, jinai pasisuks. Bet toliau jau kaip tu tą informaciją pagausi, kaip tu ją interpretuosi ir paversi tekstu. Va čia yra svarbu. Šitą metodiką tyrinėjau gal 8 metus. Aš ją retai naudoju, kartais aš ją papasakoju per paskaitas, bet dažniausiai žmonės nelabai supranta, apie ką aš. Aš manau, kad šita auditorija, kuri klauso šito paskaitų, jau yra tiek paaugusi dvasiškai ir intelektualiai, kad puikiai supranta, kas yra laukų informacija, kvantinių laukų informacija ir kaip su ją elgtis, kaip ją gauti. Jeigu tu įsijauti į rolę, tarkim, aš Jono rolę įsijaučiu, pas mane yra dešinė pusė Jonas, ir man rodo, kad tai yra 30 laipsnių kampas nuo lygiagrečios linijos, tai reiškia kažką, tai kad tas 30% yra informacija. Ir tas 30% jau išsišifruoja, ką tai reiškia to žmogaus kalba, kurią tu pas transliuoji, arba to žmogaus mintimis, kurios galbūt žmogus savo sutaktinį nepasako, bet tu pasakai. Gal taip paprasčiau. Čia lygiai tas pas, arba beveik panašu į Hellingerio konsteliacijas, kadangi ten
žmonės komentuoja, kurie statistai įsijaučia į rolės, ką jie jaučia. Jie atsisuka, nusisuka nuo to pagrindinio, kuris yra tyriamasis. Ir kuris yra atstumtasis, kuris yra nepripažintas, jį reikia integruoti. Tai va čia irgi galbūt galima taikyti Hellingerį ir jeigu ten Jonas 300% nugribavo kažkur, tai jisai gal tą dalimi jaučiasi atstumtasis, jį reikia gražinti, jį reikia priimti. Na va, tai aš manau, kad šitą temą mes dar pratęsim, kadangi aš puikiai suprantu, kad galbūt nepavyko man taip išdėstyti, kaip aš norėjau, nes vėlgi tai yra nauja man pačiam. Man pačiam tai yra nauja ir šviežia. Aš šviežiai tai pateikiu. Kažkur aprašyto aš to neprašiau ir bandysiu kitos paskaitos metu konkretizuoti tuos veiksmus, įskirstyti juos atskirais paveikslėliais, ką po ko reiktų daryti, kaip aš daryčiau ir kad būtų apčiuopiamas rezultatas, kad aš to rezultato tiesiog būčiau patenkintas. Tai va, šiam kartui tiek, kadangi jau dirbam 1:40 minučių, užteks. Ačiū Jums už dalyvavimą paskaitoj. Gražaus ir šilto pavasario. Dar galima sveikinti su pavasario šventėmis. Aš ir sveikinu Jūs ir susitiksime kitoje paskaitoje. Iki.